paviršium, bet to neįvyks, juk niekada. Galbūt gelmė taps paviršium, o tiesa pavirs didžia klaida. Netikėk apie šviesos, netikėk, aš tikės tau svetimi. Šis gyvenimas kitoks, reikia būti savimi. Netikėk, 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 netikėk. Šis gyvenimas kitoks, reikia būti savimi. Netikėk, kad priešais nuos, aš tikės tau svetimi. Šis gyvenimas kitoks, reikia būti savimi. Labas vakaras. Iš pradžių pasveikinsiu labas vakaras, brangus TV3 žiūrovai, bet svarbiausia, labas vakaras, brangus pareigūnai. Labas vakaras, brangieji. Sveikiname jūs su Angelų sargų diena. Šis vakaras yra išties labai ypatingas, nes visų pirma, tai dėl to, kad šiandien Lietuvos policijai sukanka 95 metai. Ne kiekvieną dieną gausi progą padėkoti savo angelui sargui, bet šiandien mes kaip tik ir turime tokią progą. Tai mes norėtume labai jums padėkoti, nes jūs esate mūsų angelai sargai ir ačiū jums labai. Tai va, gyvenimas yra toks, svarbu likti savimi, nebent esi pareigūnas ir tai prieštarauja tarnybinėms instrukcijoms, ne? Taip, o norėdami įamžinti šitokį garbingą jubiliejų, patys garsiausi Lietuvos ir užsienio menininkai sukūrė ypatingą skulptūrą. Taip, ir mes dabar kaip tik eisime ją iškilmingai atidengti. Beje, man atrodo, kad niekas neprieštaraus, tiesiog jau taip gavosi, kad mes, kurdami šias skulptūras, mes išleidome 2014 metų policijos biudžetą, bet man atrodo, kad dėl meno ko nepadarysi, ne? Švesdami šį nuostabų 95 metų jubiliejų mes pristatome jums skulptūrą pavadinimu Lietuvos policijai 95! O jas. Bet taigi, vakar reiškia profesionalų skulptoriai. Kaip tikra atrodo? Justinai, ši skulptūra simbolizuoja per daugelį metų sukauptą patirtį ir išmintį. Na taip, bet patirtis ir išmintis, žinoma, yra labai svarbu, bet, žinai, kartais, kai kalba eina apie nusikaltėlius, policininkas turi būti kartu dar ir šiek tiek, grėsmingas, o šičia kas čia baisaus? Na, bet pažiūrėkime, mes čia dar kažką turime. Bet aš dabar jau bijau netgi šitą atidenginėti, kas čia tokia bus. Dėmesio, draugai, pristatome jums skulptūrą Lietuvos policijai 95! Oi, nu labai puiku. Tai, vat, štai toks yra skulptūrų mūsų ansamblis. Beje, pertraukėlės metu galėsite nusifotografuoti su mūsų skulptūromis, žinoma, kaip ir visada, Basanavičiaus Palangos gatvės, reiškia, jau tradicijomis, su jūsų fotoaparatu 5 litai, su mūsų 10.
kaip su smaugliuku. Tačiau labai prašome neskubėti fotografuotis, nes mes jums turime labai svarbų sveikinimą. Visus Lietuvos pareigūnus nuoširdžiai sveikina Jos Ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Gerbiami pareigūnai, policijos dieną apie jūsų darbą kalbame daugiausiai. Tačiau žodžiai ginti, saugoti, padėti mums visiems yra svarbus kiekvieną dieną. Dar svarbiau, kad tai būtų ne tik žodžiai. Šiemet minime 95-asias Lietuvos policijos įkūrimo metines. Per šį laiką policija išgyveno pažangių pokyčių, modernizavo savo struktūrą, išplėtė veiklos galimybės. Tačiau jūsų misija nepasikeitė. Jums patikėtas mūsų visų saugumas. Pasirinkote sąžiningai ir ištikimai tarnauti visuomenės geroviai, kurti saugesnę Lietuvą, saugesnę mūsų visų ateitį. Ir toliau ryžtingai siekite pokyčių, kurie sustiprintų pasitikėjimą jūsų veikla. Būkite pavyzdžių kiekvienam iš mūsų. Sveikinu jūs Angelų sargų dienos proga. O čia mūsų salė. Žinot, aš esu matęs jūrą iki horizonto, bet policininkų iki horizonto. Čia pirmas kartas. Aš taip pat matau pirmą kartą tiek daug policijos pareigūnų. Justinai, atėjau čia ramia sąžinė, bet vis tiek kalta jaučiuosi. A ką jau pridirbai? Tiesiog atsakyk man į klausimą, kodėl policininkus visi lygina su angelais? Na, nes policija, kaip ir angelai, vykdo aukščiausiosios valdžios valią, ne? Ir šiaip, matai, gyvenime žmonių, visų žmonių gyvenimas stovi ant trijų tų vadinamųjų banginių, ne? Tai tarkime, kur būna pinigai, valdžia ir karjera, ne? Arba jeigu tu tenais jau nelabai tos karjeros, tai pinigai, valdžia ir seksas, pavyzdžiui. Arba jeigu tu esi iš šou biznio, tai dažniausiai būna tie trys banginiai seksas, seksas, seksas. Justinai. Ką, nu tai taip. Nebent tu esi policijos pareigūnas ir pareigūnų gyvenimas stovi ant trijų kitų banginių, tai yra ginti, saugoti ir padėti. Ir va tai yra angeliška. Ir mes šį vakar kaip tik ir bandysime išsiaiškinti. Pareigūnas yra labiau angelas ar žmogus? Ašaros tyros krenta žemyn sūriais lašais. Ašaros tylos skrenda tolyn liūdnais laiškais. Jau galėtų to nebūti, pasistenk truputį, nusijuok, viską pakeis gali, tik nebijok, šypsenos padeda, nusijuok, dangų palies gali, nebijok, nusijuok, viską pakeis gali, tik nebijok, šypsenos padeda, nusijuok, dangų palies gali,
pasistenk truputį. Gal todėl prašau dar kartą, dovanok man juoką. Nusijuok, viską pakeis gali, tik nebijok, juk šypsenos padeda. Nusijuok, dangų palies gali, nebijok. Nusijuok, viską pakeis gali, tik nebijok, juk šypsenos padeda. Nusijuok, dangų palies gali, nebijok. Nusijuok, viską pakeis gali, tik nebijok, juk šypsenos padeda. Nusijuok, dangų palies gali, nebijok. Nusijuok, viską pakeis gali, tik nebijok, juk šypsenos padeda. Nusijuok, dangų palies gali, nebijok. O Jėzus, kokie pipirai. Nuostabu. Vat mes kaip tik su graikų Atėnės statula šią nuostabę kalbėjomės užkulisyje. Ir kaip tik jinai sakė, kad jai nėra nieko gražesnio už vyrą su paradinė policininko uniforma. Tikrai taip. Ir ji laisva. Nuostabu. Vat mes kaip tik su graikų Atėnės statula šią nuostabę kalbėjomės užkulisyje. Ir kaip tik jinai sakė, kad jai nėra nieko gražesnio už vyrą su paradinė policininko uniforma. Tikrai taip. Ir ji laisva. Va, o šiaip taip, policijos pareigūnai, jie ne tik tai gražiai atrodo su uniforma, bet ir kartu jie turi labai daug talentų. Jie ne tik tai atlieka savo pareigą, bet ir turi daug talentų. Jie dainuoja, groja, drožinėja, mezga, siuva, siuvinėja ir laimi netgi įvairiose tarptautiniuose konkursuose. Ir puikus to pavyzdys yra policijos choras. Skirtingas pareigas einantis iš visos Lietuvos surinkti pareigūnai puikiai pasirodė chorų karuose. Ir šį vakarą jums dovanoja kūrinį Trūko tiek nedaug. Laukiau vėjo keturių krypčių, jis man žadėjo daug pavasario vilčių. Laukiau vėjo, kad neštų vis toliau, man taip skaudėjo, nesakiau aš tau anksčiau. Nereikėjo prievarta kūrent, mūsų ugnies, kuri nustojo senai rusent. Nereikėjo skaudinti manęs, bet kai vėlu jau išgydyti žaizdas. Ar tu girdi sužaizda širdyje, tau sakyt bandau, tiesos žodžius širdim žudau. Ar tu girdi, gal aš išdidi, sakau tau tiesą, trūko tiek nedaug. Buvome danguje, prašiau tavęs laikyk stipriau, bet paleidai pavijų. Laukiau žodžio išgydančio žaizdas, tau atvėriau savo sielos gelmes. Laukiau žodžio, kalbinau pati, kad žinočiau, ką man veikti ateityje. Ar tu girdi sužaizda širdį, tau sakyt bandau, tiesos žodžiu save žudau. Ar tu girdi, gal aš išdidi, sakau tau tiesą, trūko tiek nedaug. Buvome danguje, prašiau tavęs laikyk stipriau, bet paleidai pavėjau. Mums trūko tiek nedaug.
Justinai, pasakyk, kaip atskirti aukštesnio rango pareigūną nuo žemesnio? Aš nežinau, yra kažkaip tai tenais tos varnelės, kažką tai. Bet žinai ką, yra labai visiems žinomas reikalas, kad policininkai labai gerai moka naudoti psichologinės manipulacijas tardymų metu. Ir jie iš tiesų moka iškvosti net iš pačių kiečiausių nusikaltelių viską, ką tik tai jie žino. Žino, nežino, viską iškvočia. Nori pasakyti, nenori, bet kas yra panašaus tarp mūsų, tarkime, tarp pareigūnų ir šou pasaulio atstovų, tai tas, kad šou pasaulio atstovai irgi turi tam tikras manipulacijos technikas. Ir aš dabar kaip tik noriu pakalbėti su jūsų policijos choro, reiškia, choriste. Galima jums klausimą? Taip, Justinai, galima. Jūs vagis? Taip, kodėl? Kodėl esate vagis? Kodėl jūs vagis? Kas yra Lietuvos generalinis komisaras? Kodėl jūs vagis? Kodėl jūs vagis? Justinai, Vagis! Vagis! Justinai, negalima šitaip. Vagis! Na, o dabar, ačiū jums labai. Tai buvo visa, reiškia, tardymo procedūra. Dėkui jums labai. O dabar aš į sceną norėčiau pakviesti Lietuvos generalinį komisarą, kurio jūs beje nežinojote. Aš jūsų klausiau, jūs nežinojote. Melas ir provokacija. Taip, tai čia jau teisėjai pasakysite. O kol kas mes užprotokolavę, kad nežinojote. Draugai, Lietuvos generalinis komisaras Saulius Skvernelis. Jūsų aš neklausiu nieko. Gerbiami kolegos, noriu jums palinkėti kiekvienam iš jūsų, kad nebūtumėt atlikdami savo misiją abejingais, nes abejingumas mus žudo. Aš noriu palinkėti ir paprašyti jūsų, kada jūs ginat, saugojat, padedat, kad kiekvienu atveju padarę savo darbą mes galėtume pridėti ranką prie širdies ir pasakyti, aš padariau viską, aš padariau daugiau negu galėjau, kad išgelbėčiau žmogų, kad jį apsaugočiau, kad jam padėčiau. Sveikinu visus čia per 1000 pareigūnų susirinkusių, tarnautojų, policijos veteranų, policijos bičiulių. Sveikinu tuos, kurie šiandien patruliuoja kelyje, guli pasaloje, sulaiko nusikaltėlį. Sveikinu visus mus su garbingu 95 metų jubiliejumi. Net nebejoju, kad bus ir 100-asis jubiliejus, kadangi didžiai visuomenės daliai, sveikai visuomenės daliai, mes esam tikrai reikalingi. Ta supraskime, dirbkime, tarnaukime, ginkime, padėkime ir viskas bus gerai. O kiti metai tikrai bus geresni negu šie. Kažkada vienas garsus programišius hakeris yra, man atrodo, jo buvo pravardė Nyčė. Yra sakęs, kad jeigu pakankamai ilgai žiūrėsi į monitorių, tai monitorius pradės žiūrėti tave. Mėly pareigūnai, kiaurus metus žiūrintis į tai, nuo ko mes dažnai nusisukame arba prieš ką užmerkėme akis, atminkite, kad be juodos spalvos yra dar 11 pagrindinių spalvų. Tad įsileiskite jas į savo gyvenimus. Mano tai mėgstamiausia spalva žalia dabar jau. Norėjau jūs visus pasveikinti su angelų sargų diena. Būsiu atviras, aš niekada gyvenime dar taip saugiai nesijaučiau. Ir noriu už tai jums pasakyti didelį ačiū. Mažyje išlakstė žaliasias lankas, tarytum lėktuvai įskleidę rankas, svajojo suėję būry paslapčia ir aukštą žydrynę sapnavo nakčia. Ir aukštą žydrynę sapnavo nakčia. Dainuojam! Reikėjo visi padangių gilių ir aerodromo pilkųjų kelių. Reikėjo berniukams beribio dangaus, lėktuvo šturvalo ir skrydžio saugaus. Lėktuvo šturvalo ir skrydžio
laksto berniukai basi, vienoje skadrylėj tarnauja visi. Išaušo pavasario rytas šviesus, tėvynė juos pašaukė žygin visus. Tėvynė juos pašaukė žygin visus. Reikėjo berniukams padangių gilių ir aerodromo pilkųjų kelių. Reikėjo berniukams beribio dangaus, lėktuvo šturvalo ir skrydžio svaigaus. Lėktuvo šturvalo ir skrydžio svaigaus. Bus trečias stulpelis. Ir lenkiasi Marsai, žvaigždėti keliai, jie šaunūs pilotai, tikri vanagai. Tik kartais, kai rašo tėvams į namus, dar kartais iš popieriaus lanksto sparnus. Dar kartais iš popieriaus lanksto sparnus. Reikėjo berniukams padangių gilių ir aerodromo pilkųjų kelių. Reikėjo berniukams beribio dangaus, lėktuvo šturvalo ir skrydžio svaigaus. Lėktuvo šturvalo ir skrydžio svaigaus. Yra keletas paradoksų. Pavyzdžiui, paskutiniais statistikos duomenimis statistinis Lietuvos pareigūnas per metus suvalgo 65 kg mėsos. Statistika. Sausa statistika. Paradoksas yra tame, kad statistinis amerikietis per metus suvalgo tiek, kiek sveria Lietuvos pareigūnas, plus jo suvalgyta per metus mėsa. Dar vienas paradoksas, kurio aš niekaip nesuprantu, tai statistinis Lietuvos pareigūnas uždirba tiek, kiek Norvegas statistinis nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ant biuletenio. Tačiau tas pats statistinis Lietuvos pareigūnas per savo karjerą, per savo tarnybą mato daugiau negu statistinis Naujosios Zelandijos pareigūnas su 7 reinkarnacijom. Justinai, tu vis ieškai skirtumų. Geriau man atsakyk į suktą klausimą. Kokios profesijos yra artimiausios policijos pareigūno profesijai? Kokios profesijos yra artimiausios policijos pareigūno profesijai? Žinai ką, tegul atsako į šį klausimą mūsų specialūs reporteriai, kurie raportuoja iš įvykio vietos. Sveiki, aš Meda Paulauskaitė. Aš Jokūbas Deikus. Jokūbai, ar pastebi, kad kai įvyksta kažkas įdomaus, policija atvažiuoja su greitąja pagalba? Todėl, kad kur yra policija, ten yra greitoji pagalba. Greitoji pagalba turbūt sutvarko, ką policija sujaukia. Eime ir išsiaiškinsim. Ar teisybė, kad policija aprūpina jis ligomis? Tiesos yra. Iš tikrųjų, policija dažnai važiuoja į įvykio vietą, kur yra nukentėjusių žmonių, sunkiai sergančių ir sužeistų žmonių. Ir tie pacientai patenka į mūsų įstaigą. Kuo jūsų darbas vienodas su policijos? Na, mes tarnaujame žmonėms ir policija tarnauja žmonėms. Arba
Na, mes gydome, sakykime, žmonių ligas, policija gydo visuomenės ligas. Arba mes dirbame naktimis ir policininkai dirba naktimis. Koks darbas labai panašus į policininko? Zoologijos sodo darbuotoja. Kodėl? Todėl, kad juos visą laiką supa grotos. Kuo panašus jūsų darbas ir policija? Galbūt priežiūra, vieni žiūri tvarkos, tiesiog mūsų žmonių, kad viskas būtų tvarkoje, kad laikytumėmės taisyklių, o mes prižiūrim, kad laikytumėmės patys taisyklių ir laikytųsi žvėriškų kitokių taisyklių. Žodžiu, aš supratau, kad jūs ir sodinat, ir paleidžiat, ir prižiūrit. Nu, paleist mes nelabai, bet prižiūrim ir sodinam. Dėl to, kad pavojingas tas darbas ir policininkų, ir mūsų pavojingas vienodai. Kaip jautiesi, būdamas už grotų? Ką skaitai? Nevykėlio dienoraštį. Aš tai Harry Potterį ir ugnies taurę. O gal tu žinai, kas skaito policininkai? Jie neturi laiko skaityti. Kokias knygas dažniausiai skaito policininkai? Manau, jiem yra iš tikrųjų nesvetimi detektyvai, o kad atsipalaiduotų nuo įtampos po darbo, tai meilės romanai, populiarioji mokslinė literatūra taip pat yra prie širdies. Matau, va, meilės romanai, tai gal čia policininkų skyrius? Policininkų esame matę ir šitame skyriuje iš tikrųjų. O gal jūs matote kokių skirtumų ar panašumų tarp jūsų darbo ir policijos? Panašumų iš tikrųjų matau, kad mes dirbame su visuomenė, policininkai visuomenę saugo, o mes visuomenę informuojame. Tai toks, manau, būtų panašumas. Gal panašumas yra tas, kad policininkus supa nusikaltėliai ir jos iš knygo? Iš tikrųjų, tai čia, manau, labai tiksliai pastebėta. Tik mes galime paprašiau tos nusikaltėlius sugauti, užversdami knygą ir padėdami ją į lentyną. Norėtumėte palinkėti policijai? Aš policijai linkėčiau kuo mažiau išvykimų į įvairius iškvietimus, įvykius ir ištvermės, kantrybės, sveikatos, kaip beje ir mums visiems. Policijai norėčiau palinkėti sėkmės darbe ir skaityti, nepamiršti skaityti po darbo. Darbo metu nerekomenduoju, po darbo. Bet viskas eis į gerą. Jau bus didelis biudžetas ir bus lengvesnis darbas. Ką sakė kupranugaris? Kodėl tu pagalvoji, kad aš galiu suprasti kupranugarių kalbą? Pagalvojau. Nes va toksai va aš gražolis, nu. Ačiū jums labai. Va, bet aš nežinau, gal sakė, kad kaupkite atsargas ar kažką, bet jau šildymą įjungia, tai kaip ir nebereikia kaupti atsargų, viskas tvarkoj. Pareigūnai susiduria su įvairiom situacijom, kurioms nėra parašytas nei scenarijus. Ir tai yra paties pareigūno sprendimo reikalas. Viena iš tų įvairiausių situacijų jūs to jau pat ir pamatysite.
Na va, scenoje jau kaip ir viskas baigėsi čia. Vaizdas, aš matau vieną laisvą kėdė man palikta. 24. Gerą dieną. Labą dieną. Kuo vardu būsite? Algirdas. Sveiki, Algirdai. Kaip jums sekasi šiandieną policijos dieną? Na, manyčiau, kad tikrai gerai, kaip ir visai Lietuvos policijai. Aš norėjau tik tai paklausti jūsų. Vat, pavyzdžiui, visi žino tokį paprastą faktą, kad, na, šou biznėje viskas vyksta, nu, karjeros yra siekiama per lovą. O policijoje per kur? Na, aš manyčiau per policijos mokyklą. O tenais miegama toje policijos mokykloje? Tenai yra policininkas parengiamas, kad jisai iš tikrųjų... Nemiegodamas? Nemiegodamas jūs saugotų. Aš nežinau, čia mes turime labai daug policininkų. Beje, aš mačiau, kai buvo kaip tik prie įėjimo. Vagis buvo atėjęs jau rankinukus susirinkti ir kur tipo toksai atidarė duris ir jau ir atgal. Sveiki. Jūs dabar, tarkime, esate blogas policininkas, jūs esate... Ar jūs blogas būnate? Kartais būna ir blogas, aišku. Tai pasiskirstykite dabar rolėmis, pažaiskime žaidimą geras policininkas, blogas policininkas. Kas iš jūsų bus geras policininkas? Turbūt gal aš būsiu gerai. Gerai, o jūs būsite blogas. Ir dabar, tarkime, mane pagavote ir, nu, kur su kruvinom pirštinėm bagažnike ir aš sakau, tos kruvinos, aš neįsivaizduoju, iš kur jos tenais. Ir ką jūs sakote, jūs būdamas bloguoju? Greitai prisipažink, ką pridarėjai. Nužudžiau! Mama, aš va tai silpnas psichologiškai esu. Ir iš karto net nereikėjo gerojo. Gerai, o ką tada sakytų gerasis? Tu nepergyvenk labai. Vis tiek pasodinsim. Ačiū. Vaida, beje, kas vyksta mūsų scenoje? Justinai, jei baigiai apklausą, mes labai norėtume tęsti mūsų šventinę programą.
pavyzdžiui, mes visi žinome kažkokių tai anekdotų apie policininkus, net ir geriausius anekdotus apie policininkus aš girdėjau iš pačių policininkų beje. O tu žinai kokį nors eilėraščių, pavyzdžiui? Eilėraščių. Apie policininkus, taip. Eilėraščių. Na. Būdi pareigūnas, šala, šalia miškelis, žiūri, ogi atskrenda kelių erelis. Čia, vat, aš neprašiau, kad tu papreistalintum. Justinai, jeigu jau rimtai kalbėtume. Iš tiesų tai, nu, čia nebuvo eilėraštis. Čia buvo baltos eilės. Tad jeigu kalbėtume rimtai, tai greičiausiai visi poetai yra buvę bent kartą nubausti policijos pareigūnų, todėl eilių apie juos nerašo. Jeigu jums įdomu, poetai iš tiesų tai yra keliuose nebaudžiami visiškai. Tikrai, poetai keliuose yra nebaudžiami. Kodėl? Nu, nes jie poetai, jie neužsidirba automobiliams. Justinai, galvok, ką kalbi. Nes jeigu jie pamatys per televizorių ir išgirs, tai tau tikrai bus blogai. Sukurs piktų eilėraščių apie mane? Ne, ir priedo. Tam, kad supykti ant manęs pamačius per televizorių, reikia turėti elektrą, ne? Grupė 69 danguje tiksliai žino, ką ten veikia angelai. Pranyksta angelai, kažką ne taip darai. Ši diena labai svarbi, viskas keičiasi aplink, o širdį kažkas nerimsta, nerimsta. Aš einu lėtų žingsnių, tuščios gatvės ir tylu, o
Sakyk, Vaida, tu apie ką nors, kada nors būna, kad pasvajoji? Aš įsivaizduoju, kad gražiai moteriai labai sunku yra apie kažką tai dar svajoti, nu, tokio grožio. Bet būna, kad pasvajoji kartais apie kokį tenais, kad ir princą, nu, kad ir ne ant balto žirgo, bet jau už kokių tenais emiratų, kažkokį tai princą, arba tenais pilį kokią ant stiklo kalno. Palaikyk, Justinai. Aš labai svajoju apie filmo Valentinas I antrąją dalį ir atostogas su tavimi Černobylyje. Aš labai svajoju apie filmo Valentinas I antrąją dalį ir atostogas su tavimi Černobylyje. O jas, tu kaip pasakei, kaip iš Miss rinkimo. Kaip iš Miss rinkimo. Aš prisimenu, Kauno Miss rinkimai vieni buvo, tai kur viena mergaitė, kai jos paklausė, koks tavo gyvenimo kredo, jinai atsakė, mano gyvenimo kredo yra šokti ir dainuoti. Bet šiaip tai, jo, aš su tavim, Vaida, kad ir į pasaulio kraštą. Tol, kol tas kraštas nėra Černobylyje. Nors tokios biudžetinės atostogos gautųsi, ne? Kur važiuojam? Į Černobylį. Tu gal tiesiog pasakyk, kad skiriamės. Va, o šiaip tai yra iš tiesų tų vietų, kuriuose kartais tiesiog nesinori apsilankyti ir pareigūnai tai ko gero geriausiai, apie tai geriausiai žino. Iš būtent vienos iš tų vietų ir raportuoja mūsų specialieji reporteriai. Kaip tau čia? Vietos mažoka, šaltoka, kompo nėra. O kaip tau? Nieko gero. Lova kieta. Telefono nėra. Nėra ką veikti. Gal einam iš čia? Einam. Išleiskit. Išleiskit. Gana. Užteks. Jo, užteks. Labą dieną. Gal galime užduoti keletą klausimų? Aš labai negirdžiu, suprantat. Tai ką jūs kalbat? Ar galime užduoti keletą klausimų? Jo, prašau. Ką jūs manote apie policiją? Gerai, manau, gerai. Geri vyrai gerai dirba. Nė pusę žodžio negalima sakyti. Linkiu jiems sėkmės ir supranti gero darbo. Ir kad būtų jiems geresnis atlyginimas. Ačiū. Aprūpins. Batus viską užaugta. Ačiū. Prašau, bet aš neprigirdžiu. Oi, nenorėčiau sugrįžti į tą areštinę. Aš gal einam pasikalbinti tų, kurie buvo areštinėje arba bus? Gerai. Paprasčiausiai yra policija šiaip tai kaip ir nereikalinga, nenusižengti įstatymam, būk sąžiningas pilietis ir nereikės jo. Ar jūs buvę areštinėje? Aš? Ne, pavyzdžiui, jūs kažkada. Labai daug metų. O ką padarėte? 35 metus aš buvęs kolonijoje. O ar norėtumėte sugrįžti? Kur? Į koloniją. Kolonija? A tu nori sugrįžti? Yra posakis, tegu būna auksinis narvelis, bet geriau ne laisvai. Laisvai, bet ne laisvai. Čia visi jau pradėjo. Laisvė yra laisvė, bet laisvė yra kartais laisvė yra suresnė. Kolonijoje tai šiaip kažkaip tai apsirūpinęs būnė ten panašiai, ten trūksta rūkalų, trūksta ten kažko tai, bet pavalgęs tikrai būsi, bet kuriuo atveju. Bet nervinis stresas yra ten, vienas kitą gatavą suvalgyti. O laisvė yra, ką norite darai, nori konteinerį kuitiesi, nori ten. Ką norite palinkėti policijai? Tegul dirba savo darbą. Geros kloties ir gero darbo. Ačiū. Tinka? Ir pasitikė žmonėm tegul. Tu 35 metus galėtum išbūti areštinėje? Ne, nemanau. Nu, tikiuosi ir aš negalėčiau. Jo, gal geriau grįžkime ir būkime prie savo užsiėmimų, kol policija mus saugo.
Nepabuvęs areštiniai nebus geras artojėlis, kažkaip tai taip yra, ne? Bet iš tiesų yra kartais tų tokių vietų, kuriuose geriau nepabuvoti, o jeigu ir pabūni, tai norisi kažkaip tai kuo greičiau užmiršti tai. Dėja, ir areštinės, ir klientai, jose yra daugumos jūsų darbo dalis. O kuo profesionaliau ir sąžiningiau atliekate pareigą, tuo dažniau sulaukėte priekaištų ir nedėkingumo. Tokia ta jūsų profesijos ironija. Norėčiau, kad netgi ir žiūrėdami į tą visuomenės elitą, kuris atsiduria areštinėje, jūs niekada nepamirštumėt, kad didžioji visuomenės dalis iš tiesų labai vertina jūsų darbą ir tai, kad jūs užtikrinate saugumą mūsų valstybėje. O dabar norėtume pristatyti jums kitą mūsų miniatiūrą – gyvenimo papildai. Tu turėjai pristatyti, bet aš tau netgi galėčiau pasiūlyti kyšį už tai, kad tu leistum man pristatyti kitą dainą. Kyšį? Kyšį, aš tau, nes, supranti, pareigūnai neima, bet tu paimtum gal, palauk, ką aš čia turiu. Nagi, labai įdomu. Ką aš čia tau turiu? Šlipsą, aš tau siūlau šlipsą. Žiūrėk, koksai šilkinis. A? Labai gražus, bet gal vis dėlto norėtum mano batelių? Ačiū, jau dabar tu man siūlai. O tavo kuri išmera? 8. Man netiks, mano 44. Gal tuomet imk suknelę? Draugai, gyvenimas pasisekė. Einam. Scenoje Rebel Hat ir Gintarė Karaliūnaitė ant pasaulio krašto. Kalbėk
Pareigūnų gyvenimą reguliuoja statutas. Ten aiškiai išdėstyta, kaip elgtis darbe ir kaip viešoje vietoje. Įdomu, kokie norminiai aktai reguliuoja pareigūno elgesį miegamajame. Aš nežinau, reikės paklausti pačių pareigūnų, bet aš kaip įsivaizduoju, be norminių aktų gi nežingsnio. Nėra numatyta, stovi ir žiūri. Aš nežinau, kaip dėl norminių aktų, bet vieną aktą mes šį vakar scenoje pamatysime. Viskas tvarkoj? Tai nebus kažkoks tai labai jau atviras aktas, bet tai bus aktas iš Indijos. Man atrodo, mes visi žinome pavadinimą. Lietuviškai bus Kama Sutra. Others pass, they never pause to feel that magic in your hand. To me you're like a wild rose they never understand. I cried for you and the sky cried for you. When you went I became a hopeless drifter. But this life was not for you, though I learned from you. That beauty need only be a whisper. Tai buvo Kama Sutra pareigūnams.
Justinai, ar pastebėjai, kad renginiuose skirtuose policininkams labai daug vaikų? Na taip, nes iš tiesų visi vaikai kažkuriuo tai savo vaikystės laikotarpiu norėjo būti policininkais. Ir policininkai iš tiesų kažkuria prasme yra vaikai, nes tiki teisingumu pasaulyje. Tu kad nors pagalvoji, jeigu tavo norai ir troškimai, pavyzdžiui, kad ir šį vakarą išsipildės visi. Tai man dabar pasufleruot garsiai ir prisipažint. Garsiai aš pasufleruosiu, draugai. Tiesiog Vaida turi svajonę policininkui ir mes kaip tik ją to jau išpildysime. Draugai, scenoje svajonių policininkas. Anksčiau būti ar nebūti. Dabar koks turi būti. Turi mylėti tėvynę stipriau už visus. Padėti kitiems nesitikėdamas atlygio. Saugoti ne tik artimus, bet ir visus likusius. Nuo nelaimių ir bėdų ir net nuo savęs pačių. Šeimoje pavyzdys, gatvėje pavyzdys, darbe tylus kaip vabzdys. Kyšių neima, net minties tokios neturi. Vaikšto tik per perėjas, balso nekelia. Raumenys augina, kad apgint nuo blogio galėtų pilietį eilinį. Į kairę nežiūri, į dešinę irgi. Gyvena pagal statutą, net jei nuo jo vidurių suka. Visą tai kartu sudėjus, kviečiame visuomenės lūkesčių įsikūnijimą super policininką. O jeigu iš kitų reikalautumėm tiek, kiek patys galime duoti, gal gyventi visiems kartu būtų lengviau. Nu, Vaida, svajonės pildosi. Justinai, ar tu matei jos sparnus? Tokie neproporciškai nedidukčiai, ne? Man atrodo, kad jis niekada nepakiltų. Ne. Policininkai yra valingi žmonės, o valės pastangom mes jau iš kamanių žinome, kad galima pakilti netgi, jeigu esi toksai, kaip čia dabar pasakyti, stambių kaulų. Žino, kad negali, žino, kad bet per negaliu ir skrenda. Uždek visas šviesas, įjunki muziką visų garsų, paskęs kitų ritme, šilo kartu, su juo kartu. Tegu užvaldo jis visus tavus jausmus, visas tavas mintis surask jame, visus atsakymus. Leis savo atsiplėš nuo žemės kilti aukštai, neš tave į viršų melodingi sparnai, iki pat žvaigždžių, kur pasijusi žvaigždę, būsi gal ryškiausia visame danguje. Užmiršk visas bėdas, užmiršk visą tai, kas negerai, tik muzikos klausyk ir kilk aukštai, labai aukštai. Tie magiški garsai, kuriuos dabar girdi, galės pakeist tave, išsaugok juos savo širdį ir visi kartu. Leis savo atsiplėš nuo žemės kilki aukštai, neš tave į viršų melodingi sparnai, iki pat žvaigždžių.
ryškiausia visame danguje. Netrukus mūsų scenoje pasirodys dainininkas Deivis ir jo maestro Eduardas Kaniava. Na, o šios dainos pavadinimu Malda metu Alytaus vaikų globos namų auklėtiniai mūsų pareigūnams įteiks, taip pat norėtų padėkoti ir pasakyti jums ačiū už tai, kad jūs esate, ir įteiks jums gėlių, kurias beje jie patys ir sukūrė. Tai dar kartą, tikrai nuoširdžiai, ačiū jums labai. Jautroka? Ar gali pasakyti, kokį žodį pareigūnai darbo metu girdi dažniausiai?
Bėgam. Kokį žodį pareigūnai darbo metu girdi dažniausiai? Bėgam. Ne. O kokį? Iš tiesų pareigūnai dažniausiai girdi žodį atsiprašau. Kaip ten bebūtų, už visas esamas ir būsimas mūsų nuodėmės atsiprašys Rūta Ščiogolevaitė, atlikdama kūrinį Atsiprašau. Jei kada įskaudinau, aš atsiprašau. Jei nejautrią vaidinau, ar sumelavau. Jei tik galėčiau viską pakeisti dabar, jei tu galėtum išgirst mane. Jei kada įskaudinai, aš jau pamiršau, kad ir kaip pykau, verkiau, tau dainas rašiau. Baigėsi kelias, kaip grįžt atgal nežinau, kaip pasakyti, atleidžiu tau. Statėm namus, bet negyvenome, daug ką kalbėjom, žadėjom ir tikėjom, buvo klaidų, jų nekartočiau ir jei dabar sugrįžtum ir aš atleisčiau tau. Jei kada įskaudinau, aš atsiprašau. Jei nejautrią vaidinau, ar sumelavau. Jei tik galėčiau viską pakeisti dabar, jei tu galėtum išgirst mane. Statėm namus, bet negyvenome, daug ką kalbėjom, žadėjom ir tikėjom, buvo klaidų, jų nekartočiau ir jei dabar sugrįžtum, aš atleisčiau tau, atleisčiau. Statėm namus, bet negyvenome, daug ką kalbėjom, žadėjom ir tikėjom, buvo klaidų, jų nekartočiau ir jei dabar sugrįžtum, aš atleisčiau tau. Vis dėlto policijos pareigūnas labiau angelas ar žmogus? Imti kyšį ar neimti? Dirbti viršvalandžius ar pradžiuginti namie laukiančius vaikus? Praeiti pro šalį nematant skriaudžiamo ar vis dėlto ištiesti pagalbos ranką? Kiekvieną akimirką mums yra du keliai rinktis. Kiekvieną akimirką mes turime du pasirinkimus. Būti angelu ar likti silpnu žmogum. Ir ačiū Jums už tai, kad Jūs dažniausiai pasirenkate pirmąjį.
Brangus policijos pareigūnai, sėkmės jūsų darbuose, šilumos ir šviesos jūsų gyvenimuose. Kai širdis prabyla, mums sparnai pakyla, galime skraidyti. Paskui vėją lėkti, debesis pasiekti, rūką išsklaidyti. Laikas sustabdyti. Širdis prabyla, man sparnai pakyla, aš galiu skraidyti. Paskui vėją lėkti, debesis pasiekti, rūką išsklaidyti. Laikas sustabdyti.